Taip. Vienas vienikas. Ir tai sveiki užsukę į šį filmuką, į mūsų kanalą. Šiandien nusprendėm tiesiog pasivažinėti po Kopenhagą. Nežinau, ką čia dar pasakyti, vienu žodžiu, važiuojam. Temperatūra net 27 šilumos šiuo metu. Važiuojam, žiūrim turgus. Nerandi tinkamos vietos? Ne, mano kojelė čia. Ai, tavo kojelė čia. Žmonių yra, prekiautojų taip pat. Eina. Sendaikščių turgus, ne? Taip. Prie fontaniuko. Iš tikro gan karšta yra. O, faini dalykai. Modeliukai. Mes visos moteris savo servetėlių, va. Nu, Kaip faini. faini, tikrai faini. Volto Disnėjaus knygučių. Kažkada kažkas kolekcionavo, faktas. Inčiukas, Donaldas. Čia visas jo. Jo, čia viskas iš jo. O, buvo laikai. Tai kai kokie komiksai iš tikrųjų. Tai atsimenu, buvo tos tokios kramtomos gumos. Tai su tais ančiukais, atsimenu, rinkdavom tuos popierėlius. Kodakas. Čia iš vis filmavimo kamera kokia. O kiek laikrodžių visokių. Planšetkių, kompiuterių, telefonų. Samsungai, visokie Sony. Dvi racijos. AirPodat kann man. iPodat. Got. Man reikia ausinį. Racijos. Danieliui vieną ir mum. Kai išeis vieną į kiemą, sakysim, Danieliu, pareik namo vienas. Vietas. Paėmėm tas racijukės, kaip tik va Liepos mėnesį grįšim, parvešim anūkui. Kada mes jo nepagaunam, tai pagausim su garsu. Nu, čia dar visko. Alio, tu mane girdi? Vienas, girdžiu. Kaip sekasi? Labai gerai. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Kas viename iš parke darosi žmonių? Bele kiek daug. Drambliukai laiko kolonas. Fine, tikrai fine. Akmenuotas grindinys, tai truputį dreba vaizdas. Drebam. Ale kaip tu krataisi? Tavo krūtinė kratosi. Bet tai kratytuvas čia. Vajajai. O kokie pastatai apvalūs gražus. Kopenhaga. Kiek daug spynų prikabinta po tilto. Su širdelėm visokiam. Kiek daug, matot. Visur iš vien.
Kokia nuostabi vieta. Einam gal kokį ledą suvalgysim. O žuvyčių kiek smulkių. Kokią tu skarelę čia užsidėjus? Taip, iš Azorų. Daug žmonių. Gyvenimas yra pasaka iš tikrųjų. Ant vandens esame. Taip, esame ant vandens iš tikrųjų. Šeštadienis. Tiesiog paprastai, praktiškai miesto centre. Atsipalaidavę. Iš tikrųjų tai tokia super atmosfera, ne? Labai. Labai faina taip. Daugiausiai ten renkasi jaunimas, ten diskoteka vyksta. Jo, tokia ant gatvės. Šaunuoliai. Labai. Šaunuoliai. Važiuojam pro šalį, matau labai gražią bažnyčią. Sakau, Žydrūnui gal užsukim. Žydrūnas man sako, nemaišykim filmuko Liukų papų su Dievo namais. Nu, dabar jau lendam į patį šurmulį. Į centrinę gatvę. And sooner or later it's over. I just don't want excuses. Va šitoj parduotuvėje pirktas mano visos filmavimo kameros ir dronas. DJI. Pažiūrėkite, koks galingas. Kokie sparnai. Nerealus. Fainai dabar buvo iš tikro prie DJI tos parduotuvės. Mano batereika realiai baigėsi krautis, turiu minty baigėsi energija ir tik vieną pasiėmęs, tai nuėjau paprašiau, sakau, pakraukit, sakau, trumpam, sakau, nors 10-15 minučių. Sakau, dar turiu užbaigti keletą šio filmuko epizodų. Jo, sako, mielai, fainai iš tikro, tai palaukiau 15 minučių, tai vėl turiu 40%, tai bus galima užbaigti filmuką, ne? Iš smėlio. Gražiai, tikrai gražiai. Kylame laiptais, eisime į iliuzijų muziejų pasižiūrėti, kas čia yra. Vau, įėjimas tiesa 200 ekranų, tai čia gaunasi 20, sakykime, 6 eurai, 5, kažkas tokio. Kas čia bus, nežinau, dar čia nebuvęs. O, pakrypęs kaip. Eik tu savo, metai į šoną. Jėzus. Tu kreiva. Atrodo, kad svyra mane. Čia yra simetrijos kambarys. 2 gitanos. Išprotėčiau, vienos per daug. Ai, kokį čia norėti? Va, 2. Nu, fainiai.
Gitanos rankos. Parodyk. Atgal. O mano galva dabar. Ne, davai, bandyk galvą. O. Kokia. Tai padarysim lūpas, va. Akė. Bet kaip įdomiai, žinok, prisiliesti prie. Dabar aš paspausiu ranką. Labas. Nu, čia visas mūsų būrys. Ir tu. Kiek čia jūsų daug? Ir visi vienodi. Įdomiai iš tikrųjų šitas. Viršai kaip gražu. Kaip čia skaitosi iliuzijų kambarys, ne? Faina. Skanaus. Nu, žinok, taip ir atrodo, kad tu sėdi ant stalo. Tiksliau, ant didelės kėdės. O iš tikro, čia yra, matot kas. Nu taip. Taip ir atrodo. Nu, čia tikrai gali užmigti ant hipnozės. Vau. Kaip faina. Atrodo bedugniai. Žiūrėk, optinė apgaulė, kad šiukšlės viršui, o jos čia tik tiesiog vajuoja. Bandyk paimti, nėra. Aha. Geras. Wow. Tunelis. Einam. Super, kaip gražu. Vau. Oi. Galva sukasi. Čia mes sukame, žiūrėk. Ai. Ne, čia ne mes sukame. Čia antiek optinė apgaulė, kad žinok, atrodo, kad mes sukamės. Aš galvoju, kad mes apsisuksim aukštėjuoju. Kad čia, kad tikrai mes nesisukam. Ne, nesisukam. Bet atrodo, kad sukamės. Siaubas. Čia optinė apgaulė. Geras. Geras. Man jau galva apsisuko. Toks ilgas tas tunelis, dieve. Kaip fainiai. Dar kartą nori praeiti? Nu, galim Dar prabėgt dar. Tik greitai bėg, kad neatsisuktų galva. Yes. Dabar atrodo į priešingą pusę metą, ne? O, kaip metą, ne? Kaisi. Aš laikausi. Yes. Ai, tiesa. Kaip fainiai. Lemba, užmetį į sieną, atsitrenkiau. Oi, kaip gražu. Bet čia tai Bet ką, tas tai aš labai žinau, gražus. nerealiai atrodo, tai veidrodžiai ir tos šviesos. Einam čia dabar, pažiūrėsim, kas čia Čia? vyksta. Ateik, užtrauksim. Čia šiaip toksai kambarys. Šviesus. Gražiai tapetuotos sienos. Žiūrėk, spalvos keičiasi ir paveiksliai keičiasi. Aha, Matai? Žiūrėk. Pagal spalvas. 3D. Mėlyna vėl kitokia va. Kažkur giliai, giliai. Tavo aura. Mano aura čia. Tavo aura. Kokia spalvota. Čia, ne? Bijai nukristi? Tiesiog kažkaip keistai. 3 gitanos. A, ne? Nu. Iš tikrųjų tai čia yra kokie 30 cm, bet atrodo, kad Bedugnė. į kokį tai kraterį. Į viršų žiūrėk, kyla. Vėl į viršų galima pažiūrėti. Į dangų Į laiptai. dangų laiptai.
Oi, kaip čia gražu. Kaleidoskopas skaitosi. Čia galim įeiti, ne? O atrodo, kad čia stiklas, ne? Nu, Čia faina. bus iš viso keista. Fainiai. Buome. Mano žmona po palangę pakabino virš durų. Ir čia priėjome. Tai mes pabaigai prisėdom vienoje vietnamietiškoje restorane, ne? Čia vietnamietiškas maistas. Tai mes tuo turbūt greičiausiai ir atsisveikinsim, nes vėlgi batereika jau baigia įsikrauti. Ačiū visiems, kas žiūrėjote ir pasimatysime sekančią savaitę su darbais ir su visais kitais veiksmais. Ate visiems. Iki sekančią kartą. Gero visiems likusio savaitgalio. Ate. Ten labai graži bažnyčia. Matau. Reiktų gal ten nuvažiuoti. Ne, brangioji, nemaišom nuogų papų su Dievo namais šiame filmukėje. Nu gerai. Nemaišom.